Labai džiaugiuosi sudarytą man galimybę dirbti su kalbų laboratorija Robotel Smart Class. Kas tai yra? Tai yra programinė įranga, kuri įdiegta mokytojo ir mokinio kompiuteryje. Mokinio komplektą sudaro nešiojamas kompiuteris ir Robotel ausinės. Tam, kad šiandieną sėkmingai vyktų darbas, reikėjo įdėti nemažai pastangų bei laiko sąnaudų. Vyko mokymai, teko pačiai susikurti grupės, slaptažodžius mokiniams. Prieš dirbant su mokiniais buvo būtina išbandyti pačiai, tad teko jungtis tiek per savo, tiek per mokinių prisijungimus. Esu dėkinga savo mokiniams, kurie mokėsi kartu su manimi. Be vaikų aš negalėjau tos laboratorijos įveiklinti. Dar yra kur tobulėti, bet šiandien aš jau galiu įvardinti pagrindinius laboratorijos pliusus. Sukurta pridėtinė vertė kalbų mokymosi procese. Individualizuotos skaitymo, klausymo, kalbėjimo ir rašymo užduotis mokymosi sunkumų turintiems mokiniams. Mokoma atlikti užduotis mokiniams priimtinu tempu. Pagerinami mokinių kalbiniai įgūdžiai, ugdomas pasitikėjimas savo jėgomis. Mokoma naudotis kokybišku skaitmeniniu turiniu ir jo privalumais. Įtvirtintos temos, atliekant papildomas įvairiaus pobūdžio užduotis ir taip skatinama siekti aukštesnių mokymosi rezultatų. Mokoma pastebėti savo klaidas, įrašant ir perklausant monologus ir dialogus. Mokomasi iš savo klaidų, stengiamasi nedaryti jų ateityje. Mokoma dirbti tiek klasėje, tiek nuotoliniu būdu. Prailgintas mokinio kalbos vartojimo laikas iki 20 minučių per pamoką. Palengvintas mokytojo darbas ir sutaupytas papildomas laikas, pateikiant automatiškai ištaisomas ir įvertintas užduotis. Suteikta galimybė mokytojui stebėti mokinių darbą realiu laiku. O ateičiai turiu savo užsibrėžtų tikslų. Pravesti 1 ar 2 atviras anglų kalbos pamokas progimnazijos mokytojams bei bent 30 pamokų per mokslo metus.